Kviečiu į tribūną Teisėjų tarybos pirmininkės pavaduotoją, Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėją Egidiją Tamošiūnienę pristatyti ataskaitą. Išrinkta Teisėjų taryba pirmiausia pradėjo savo veiklą, matyt, nuo ambicingų tikslų išsikelimo. Tai pirmasis tikslas, mes be abejonės buvom paraginti kai kurių valstybės institucijų, bet mūsų tikslas buvo pagalvoti, kas mes, kur mes ir ką darome. Kalbu apie viziją. Mūsų vizija šiuo metu yra tokia, kad mes norėtumėm matyti ir mes bent jau tai tikrai matome save kaip patikimą, išmintingą, efektyvų, autoritetingą, stiprios teisinės valstybės garantą. Mūsų pozicija yra tokia. Ir be abejonės, jeigu pasižiūrėtumėt, kaip yra išdėstyta, mes galime būti stiprios teisinės valstybės garantas, bet valstybė taip pat turėtų būti mums tam tikras garantas. Savo veiklą pradėjome įsigaliojus tam tikriem teisės aktų pakeitimam, kurie buvo susiję ir su pačia Teisėjų taryba. Tai Teisėjų tarybos narių skaičius buvo sumažintas iki 17 Teisėjų tarybos narių, buvo įvestas tam tikras ribojimas Teisėjų tarybos narių kadencijų skaičiui, tai nuo šiol Teisėjų tarybos narys gali būti Teisėjų tarybos nariu nedaugiau nei 2 kadencijas iš eilės. Ir mūsų turbūt vėlgi tokia naujovė susijusi su tuo, kad Teisėjų tarybos posėdžiai pradėti transliuoti tiesiogiai. Žiūrinčių yra turbūt, mes kartais matyt posėdžiavę Teisėjų taryboje atsipalaiduodavome taip, kad būdavo gal ir kokių nors linksmesnių momentų iš Teisėjų tarybos veiklos, iš kai kurių labai linksmų momentų esu mačiusi, pati buvo sukurti ir tam tikri memai, nesakysiu kokie, bet linksmi pakankamai. Posėdžiavimą pakankamai dažnai ir ilgai. Kai kuriais atvejais, jeigu būdavo svarbių klausimų, tai mūsų posėdžiai tikrai užsitęsdavo. Aš nebandysiu jums papasakoti, kiek kokių klausimų išsprendėm, ką paskyrėm. Visi šie statistiniai duomenys, jie yra visiems žinomi. Pabandysiu koncentruotis į kažkokios aktualiausius Teisėjų tarybos veiklos aspektus. Vienas iš svarbiausių klausimų visai teismų bendruomeniai, be abejonės, yra teisėjų darbo krūvis, teisėjų darbo veiklos organizavimas, ir tam tikras optimizavimas ten, kur jis yra įmanomas. Tai bendradarbiaudamas su Teisingumo ministerija, Teisėjų taryba prisidėjo prie tam tikrų teisės aktų atsiradimo. Tai yra, buvo priimti teisės aktų pakeitimai, kurie leido teismų pirmininkams skirstyti bylas tarp apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių teismų. Tai buvo šiek tiek žingsnis į priekį, todėl kad mes jau turėjome patirties su CPK pakeitimais priimtais anksčiau, kurie leido Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui perskirstyti bylas tarp apygardų teismų, bet manėme, kad šis modelis yra pasiteisinęs ir jeigu yra poreikis, tai galima tas bylas perskirstyti visos Lietuvos mastu. Jau buvo paminėti ir kiti pakeitimai, kurie tikrai yra svarbus visai teismų sistemai. Tai buvo atsisakyta dalies funkcijų, šios funkcijos buvo perduotos notarams. Ir prisimenu tiesiog kritikos žodžius, kodėl negalima sakyti, kad tai yra teismams nebūdingos funkcijos. Teismams būdingos visos funkcijos. Cituoju profesorius Nekrošius. Tai atsisakėme tik tai tam tikrų funkcijų, bet visa kita tikrai teismam yra būdinga ir jeigu reikėtų, bet kokį ginčą mes galime išspręsti. Ko dar siekiame ir pabandėme įgyvendinti, tai buvo patobulinti teisėjų korpuso formavimo procesai, sukurtas teisėjo atrankos ir vertinimo modelis, kalbu apie psichologinį vertinimą. Ar tikrai pakankamai? Tikrai ne. Turbūt realybė rodo tai, kad procesai tęsiasi pernelyg ilgai ir kai kuriais atvejais jie galbūt neduoda mums rezultato tokio, kokio tikėtumėmės. Tai čia tam tikras lūkestis, teismų sistemos lūkestis ir ateinančiai Teisėjų tarybai. Reformų kelias buvo pasirinktas, nebuvo jisai lengvas. Reformos tęsiasi.
Tai yra, kalbu apie apylinkių teismus, reformos buvo pradėtos ne šios kadencijos teisėjų tarybos, jos buvo jau ankstesnės teisėjų tarybos pradėtos įgyvendinti. Mes galbūt perėmėme dalį užduočių iš buvusios teisėjų tarybos ir galbūt mums politiškai tam tikrą prasme sekėsi šiek tiek geriau pačiame pirmajame etape ir turėjom galimybę išspręsti klausimą dėl tų teismo rūmų uždarimo, dėl kurių turbūt visa teismų bendruomenė sutarė. Administraciniai teismai žengia dar ambicingesniu keliu ir pasiekia tikslą, iš esmės, turim vieną regiono administracinį teismą veikiantį visoje Lietuvos teritorijoje. Galbūt tai bus irgi galimybė pasimokyti iš jų, ką mes galėtumėm perimti ir bendrosios kompetencijos teismų sistemos atžvilgiu. Viena jautri sritis, nelabai populiari, kaip ir buvo įvardinta, ir pačios teisingumo ministrės, tai yra, bendrai kalbant, galima būtų įvardinti teisėjų socialinės garantijos. Viena linksma dalis, be abejonės, yra susijusi su teisėjų atlyginimo pokyčiais. Manau, kad pavyko šitai teisėjų tarybai pralaužti ledus. Manau, kad tarybos pirmininkė ir aš dar turėtumėm ką papasakoti apie mūsų beveik naktinius žygius į Seimą. Turiu galvoje ankstyvus vizitus visais atvejais, kada šios klausimus reikėjo spręsti. Turėtumėm ką parašyti, turėtumėm ką pasakyti, turėtumėm pasakyti, kokių pasiūlymų kategoriškai atsisakėme. Teismų sistemos, naudai, manome, kad naudai, nes buvo pasiūlymų tokių, kurie leidę būtų padidinti teisėjo atlyginimus apie 200 eurų, bet manau, kad ir asmeninė sąskaita iš tų pasiūlymų atsisakėm. Neabejotinai reikia pokyčių platesnių. Tai reikia pokyčių visos teismų bendruomenės atžvilgių, ne tik teisėjo atžvilgių. Teisėjų padėjėjai, teismo posėdžių sekretorės ir visi kiti teismų bendruomenės nariai, be kurių kasdienių funkcijų mes tikrai kaip teisėjai neišsiverstumėm ir neturėtumėm galimybės įvykdyti teisingumo. Šiais metais formuojant, neformuojant kol kas, bet sprendžiant klausimą dėl to, kaip galėtų būti formuojamas teismų sistemos biudžetas, vieną iš ambicingų tikslų deklaravome. Tai mūsų tikslas buvo deklaruoti, kad matome poreikį teisėjų padėjėjų ir teismo posėdžių sekretorių atlyginimą susijęti su teisėjų atlyginimu procentinė išraiška. Tas buvo padaryta, šiek tiek gal žengta ir įgyvendinimo keliu, bet be abejonės tą reikės užbaigti ateinančiai teisėjų tarybai. Ir pirmą kartą buvo skirta valstybiniam teisėjų pensijom išmokėti, bet aš nežinau, ar tai galima vadinti kažkokiu tai labai dideliu pasiekimu. Tai tiesiog turėjo būti padaryta ir tas buvo padaryta. Ir tikimės, kad tokių nesklandumų ateityje nepasitaikys kitom teisėjų tarybom, kad turėtų spręsti tokias kasdienės problemas. Buvo pakankamai kryptingai žengiama siekiant sustiprinti teisėjų socialinės garantijas. Tai buvo keletą kartų keistas teisėjų valstybinių pensijų įstatymas, taip pat buvo keistas teismų įstatymas. Turiu galvoje tuos teisės aktų pokyčius, kurie yra susiję su galimybė teisėjui, kuris nebegali tęsti savo veiklos dėl sveikatos būklės, gauti teisėjo valstybinę pensiją, atitinkamai proporcingai tiems metams, kiek metų jis išbuvo teisėjų. Ir taip pat yra atsiradusi galimybė teisėjams, kurie dėl kažkokių susikloščiusių asmeninių aplinkybių šiuo metu negali eiti teisėjo pareigų pilna apimtimi, tai jie turėtų galimybę pasinaudoti įstatymo suteiktą teisę ir dirbti tik tai tam tikrą laiko tarpą, tai yra jam turėtų būti mažinamas teisėjo darbo krūvis. Buvome matomi ir tarptautinėje erdvėje. Pirmiausia, aktyvus mūsų įsijungimas į Europos teismų tarybų tinklą. Pirmą kartą buvo Lietuvos atstovas išrinktas ir šio tarybos tinklo prezidentu. Tai turiu galvoje Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėja Dalia Vasarienė. Jis buvo aktyvi prezidentės pozicijoje ir tikiuosi dar buvo aktyvi be abejonės valdybos narė ir matyt galbūt bus atsižvelgta
į indėlį ir liks žmogus atstovauti Lietuvos teismų sistemą tokiuose organizacijose. Na, dalyvavome taip pat ir teisėjai buvo atstovaujami Lietuvos ir konsultacinėje teisėjų taryboje Europos ir taip pat Europos veiksmingo teisingumo komisijoje, SEPEŠ, CCJT turiu galvoje. Na, turėjome matyti ne vieną susitikimą ir ne visai linksmais klausimais, kada kilo grėsmė dėl teisėjų nagrinėjusių taip vadinamąją sausio 13 bylą saugumo. Tai teisėjų tarybos pirmininkė pirmiausia išreiškė labai aiškę poziciją, kad turime imtis tam tikrų veiksmų ir tų veiksmų buvo imtasi. Keletą kartų buvo susitikta ir su Europos komisijos vicepirmininkė Vera Jūrova. Jai buvo išdėstytos labai aiškiai problemos, su kuriomis susiduria teisėjai, kuriem galbūt grėsia tam tikras persekiojimas. Taip pat buvo išplatintas ir viešas teisėjų tarybos pareiškimas. Na ir mūsų bendruomenė be abejonės yra aktyvi ne tik atstovaujant tam tikrais klausimais tarptautinėse organizacijose, bet ypatingai esame aktyvūs ir tarptautiniuose mokymuose. Tai yra tikrai didžioji dauguma teisėjų dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose mokymuose ir manau, kad tai tikrai yra naudinga mūsų sistemai, todėl kad ne tik turime galimybę sužinoti, bet kai kuriais atvejais jų ir pasidalinti turime kuo. Ir buvo teisėjų, kurie mokė ir kitus užsienio kolegas, tai yra patys vedė tuos tarptautinius mokymus. Na, viena sritis, kuri turbūt yra praktiškai kaip šešėlis, kuris eina visada kartu. Tai yra komunikacijos stiprinimas. Kiek ir kokios strategijos geriausios bebūtų pasirinktos, visada mūsų tarpe bus žmonių, kurie ko nors negirdėjo, nežinojo, jiem nepasakė. Tai čia kalbu apie tokią, vidinę komunikaciją. Apie išorinę komunikaciją matyt būtų kalbėti lengviau, todėl kad mes buvom tikrai pakankamai matomi mūsų nacionalinėje erdvėje. Mums pavyko kai kuriais atvejais sustiprinti teisėjų ir teismų sistemos įvaizdį. Kaip ir buvo pasakyta, jau nebėra grėsmės pasakyti, kad esi teisėjas ir kiek uždirbi. Tai tiesiog jau yra savaime suprantama ir yra vertinama. Na, žengdami viešinimo keliu, mes turėjome ir kitų užduočių ir viena iš tų buvo atgaivinti tarsi tokis anksčiau veikusi portalą, kuris mums nepriklausė, bet mes turėjom galimybę iš esmės tokį patį prototipą panaudoti. Tai kalbu apie atvirų teismų portalą ir joje skelbiamas švieslentės. Tai dabar dažniausiai, kai reikia kažką panaudoti apie teismų veiklą, kokius nors duomenis, tai yra labai paprasta. Mes turim pakankamai modernę sistemą, kuri mums leidžia pristatyti teismų veiklą įvairiais parametrais ir tiesiog tas informacijos trūkumas nebeturėtų kankinti nieko. Kas lieka? Uždavinių lieka ne vienas, ne du, ne 3 ir 4, kaip čia yra parodyta. Turbūt reikėtų kalbėti apie tai, čia labai gera simbolika pasirinkta šitų užduočių įvardinimui. Tai jeigu pasižiūrėtumėt, lieka turbūt visas avilys problemų ir galime tik tai palinkėti būsimiem teisėjų tarybos nariam, kad jiem nors dalį šių problemų pavyktų išspręsti, kad nekiltų naujų problemų. Ir palinkėti visiems mums bendrai sėkmės. Ačiū.